Ar žinote, kad plauti reikia ne tik automobilio išorę bei saloną, tačiau ir mechaninius jo komponentus? Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip ir kokias priemonės tam naudoti. Automobilio švara dažniausiai asocijuojasi su kėbulu ir interjeru, tačiau neretai pamirštame kitus mechaninius komponentus ar nešvarumus, kurių pašalinimui reikia specialių priemonių, arba tai reikalauja daug papildomų pastangų. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir tai, jog pavyzdžiui variklio švara tiesiogiai susijusi su galimų gedimų identifikavimu. Naudojant variklio valiklį mes palaikome visų pirma švarą viso variklio ir be abejo mes galim pastebėti nuotykius ar aušinimo skysčio ar tepalo. Jis padės išryškinti defektą. Nereikėtų pamiršti ir to, kad tepalas ar kiti skysčiai, kurių nuotėkių būti neturėtų, susiję ne tik su estetika, bet ir saugumu. Pavyzdžiui, jei ant stipriai įkaitusio variklio bloko ar išmetimo kolektoriaus pateks tepalų, jie gali pradėti smilkti ar net užsidegti. Todėl ne tik atkreipti dėmesį, bet ir pašalinti tokius nešvarumus būtina. Priemonės galite pasirinkti pagal tiesioginę jų paskirtį. Pavyzdžiui, jei turite senesnį automobilį ne su modernia degalų įpurškimo sistema, bet karbiuratoriumi, jį išvalyti būtina norint užtikrinti tinkamą variklio veikimą. Ir tam yra skirtos specialios priemonės. Yra ir universalesnių valiklių, pavyzdžiui, stabdžių valiklis neretai naudojamas kaip paviršių nuriebalintojas. Visgi prieš naudojant bet kokias priemonės perskaitykite jų instrukcijas, kad pasirūpintumėte tinkamomis priemonėmis arba nepanaudotumėte jų valymui tų elementų, kuriems pasirinkti valikliai nėra skirti. Agresyvesnis valiklis yra skirtas valyti metalo ir aliuminio dalim, bet su juo reikėtų būti atsargiau, kadangi jis yra agresyvus ir gali pakenkti plastiko ir gumos detalėm. Plastikinių ir guminių detalių valymui skirti švelnesni valikliai, kurie nesunkiai nuvalo šiuos paviršius, bet jiems nekenkia. Nepamirškite, kad kai kurių nešvarumų plika akimi nematome, nes jie yra susikaupę variklio viduje. Pavyzdžiui, vis dažnesnė naujesnių automobilių problema – suodžių sankaupos, kurios trikdo variklio darbą, o ilgainiui gali tapti rimtų gedimų priežastimi. Kalbant apie variklio švarą, reikia nepamiršti apie variklio vidaus detalių švarą, nes kadangi variklio dalis būna užsinešusi suodžiais ir įvairiais degėsiais. Yra tam tikros specialios priemonės, bet jos yra gan agresyvios. Reikia atsižvelgti labai griežtai į naudojimo instrukcijas. Yra ir tokių nešvarumų, kurie tiesioginės neigiamos įtakos nedaro, bet tiesiog erzina, gadina estetinį vaizdą ir yra kitų nešvarumų sankaupų šaltinis. Vienas sunkiausiai pašalinamų nešvarumų yra klijų likučiai. Žmonės bando išvalyti įvairiom buitiniam priemonėm, bet yra tam skirti valikliai, kurie efektyviai pašalina nešvarumus. Jei susidurite su sunkiai pašalinamais nešvarumais, galbūt jų nuvalyti nepavyksta ne dėl to, kad jie yra neįveikiami, bet todėl, kad pasirinkote netinkamas priemonės. Tuo metu pasirinkę tai, kas skirta būtent jūsų poreikiams, galite pasiekti reikiamą rezultatą, tik nepamirškite visas priemonės naudoti atsakingai ir saikingai.